Gal taikomės jau ką, gal užteks jau pjautis. Tu jau pasirašy savo nuosprendimą. Kažkaip, tu palauk, tu manęs stumt gali, o aš negaliu tavo atsakyti, kad... Aš niekada nieko nestumiu visų pirma. Tu mane vakar kaip išvadinai? Šiukšlė? Aš pasakiau tai, kad tu darai man, kalbėjai apie mane ar su manimi, ir elgiai su manimi taip, kaip yra. Kaip aš taip pavadinau? Aš niekada prie tavęs nepristojau ir tave gerbiau iki tavo visos savaitės nesąmonių prieš mane. Ką aš padariau prieš tave, vėlgi vardink, kiaulienas. Aina. Ir negali pyksta, ir negali vardinti už ką. Oh my goodness. Ką nori prakulką manau padaryti. Gal kažkas gausis geros, o čia ką. Kažkiek tais. Sportuoju kartą į savaitę. Kurioje vietoj? Taip dabar, ko mums reikia? Mums reikia dar laikiklio. Šiam pokalbiui jūsų sąskaitos likutis nepakankamas. Prašome papildyti sąskaitą. Šiam pokalbiui jūsų sąskaitos likutis nepakankamas. Prašome papildyti sąskaitą. Viskas jasno. Imam naują kortą. Ką ruoškitės prankolams, bet ruoškitės ir koinsų, nors po korgį, nors po kažką, nors nebūkit jūs tokie skūpė. Taigi čia bus belekas. Taigi čia aš gilaujas man pachien. Vis dar prisistatinėti reikia ką. Dabar taip. Не женюсь, я не женюсь, ой, мама, не женюсь. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Taip, iš
Naudok pili.rs. Kaunas. Sakyk, nu, Nu, girdi, man reikėtų reklamos, na. tai pirk Nu, tai kiek kainuoja. 30. Nu, jeigu ir tik tokį Instagramą, na. 40. Tai už abudu 40 eurų, na. Nu, sakyk, kas yra, sen greičiau, kad skaičiuoti nemokė galvą. Nu, bet ką, tu gali reklamuoti ar ne? Kaip? Nu, man reikėtų žuvų parduotuvę, na, pareklamuoti. Gerai, nu tai ves šaibas, nu, ko tu dar nori. Nu, tai tavai, bet jis paskaitą, na, pravedu ir darai reklamą, na, greičiau, na, pitų Su gerai, tu žiūrėjai, kad tu bazarini su vyrkais. Davai, tu greičiau, na, aš laiko, na, neturiu. Niuchink, tu gaidi, pituchas. Tai kas vėl, na, hui? Alio, na, kuramini bazarą, na, pituhui. Gerai. Davai, gerai, seniai, klausyk bosą, gročiai, įmeti sąskaitą, na, aš pravedu šaibas, na, ir darai reklamą, na. Taip, dabar, don't use. Da, jeigu ten nebus 100 štukų jūsų, aš tau tai pasigaunu, numižu bambą ir laikys. Eik, tu turnelė, ble. QR kodą. Skanuojam QR kodą. Skanuojam QR kodą mes, bet numerį dabar. Sutinku su visais slapukais. O, geras numeris. 067 005 Tralelė. Kaip sakant, kai tiek ausų, tai geriau tralelė, sakau. Viskas, aktyvuota kortelė. Ačiū už dėmesį. Visiems žiūrovams ačiū už dėmesį. Ir dabar visi 100 štukų tapų ir pradedam prankolus. Paėhali. 100 štukų tapų ir pradedam. Ir aš iš karto automatiškai eina nafig. Taip, darbas, siūlo paslaugą, siūlo darbą. Auklės. Klausau. Labą dieną. Labą vakarą. Ieškom slaugės artimajam. Taip. Kuo vardu
vardu būsite? Viso gero. Nepagavau netgi aš jau čia. Dėl ko viso gero? Ką aš blogiau dariau? Gal atpažino? Šitą nepasakysiu. Klausau. Labą dieną. Alio. Sveiki. Ar slaugiai paskambinom? Na taip. Nu tai ačiū Dievui, kad slaugiai. Žiūrėkit, ieškom slaugės mes. Ar galim pašnekėti? Ieškok toliau ir šnekėk pats su savim. Kodėl? Kodėl? What the fuck, kodėl? Jau kur aš su slaugim, kaip supratau, jau nebepaeis bronkolai. Jau net babanės visus išėlės. Visus išėlės atpažįsta. Nes gaidys esi, todėl eik, tu durnelį. Legenda. Oh yes, baby yeah. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Ar slaugiai paskambinom? Taip, kas nutiko? Reikalinga slaugė Joniškio miesto centre. Tai kas ten dabar tam centre, kas per ligoniukas? Vienu žodžiu, mano dėdas, kaip čia pasakyt, dėdas, kur tikrai gyvenimo matęs, užsitarnavęs normalaus poilsio. Tai va, o kokios lygos, kiek metų? Jisai turi baltą bilietą ir Afganistane buvo. Aha, o tai kas, tai demencija, Alzheimeris dar gal kartu, kas ten orientuojasi žmogus, kaip jis, kas ten yra jam? Jis vaikštantis ar gulintis žmogus? Jisai ir vaikšto, būna ir pas kurvas nuvažiuoja, žinau, kad nėra taip, kad nevaikšto. Gana energingas, bet pagalba reikalinga. Nu jau, tai dar gal labai energingas, gal dar nereikia pagalbos. Nu, valgyt reikia jam padėti pasidaryti. Būna kartais aptvarkyti chatą už jį reikia. Būna vis tik tais ir kažkokią knygą jam paskaityti, jam labai patinka, kai slaugė skaito knygą. Garsiai. O tai kas dabar prie jo būna? Žmona, bet žmona, kaip sakant, narkomanė, aš noriu skirtis. O Jėzus Marija, iš kur čia tokių metų jau tų narkomanų dar randat? Šanchajus, čia jums ne šiaip kažkoks rajonas, čia Šanchaj. Alio. Klausau. Papasakokit, kas ten iš tikrųjų yra. Vienu žodžiu, jisai būna kartais jiems tokie priepuoliai, nei vienas daktaras nesugeba paaiškinti dėl ko. Būna, kad jis pavalgo, išgeria čirką vodkės, guli lovoj, rėkia, vemia ir nesuprasi, kas jam darosi. Galim gert negalima. Nu, aišku, gal negalima. Jeigu vaistus naudoji tokius, tai kaip jisai ten ir padėjo. Tai padėkit, prašau, padėkit. Suprantat, aš esu žmogus irgi. Aš irgi žmogus. Kažin, kur jūs čia sakot randatės? Jonišky centre, netoli Linelio chatos. Prie Linelio, prie Aukso? Ne, Linelis čia mano draugas, čia ne parduotuvė. Linelis tai čia iš Angluchos, naugelės. Nu, kai jūs kalbate taip įdomiai man čia. Kaip aš turiu žinot, koks tas Linelis, kokia ta vieta. Nu, centre, Jonišky, nu, tvojų materiją parodysim, adresą duosim. Aha. O kaip jūs ten norit, kad ateit dieną padaryt valgyt, aptvarkyt namus, ką jūs ten iš tikrųjų? O ta žmona kartu, jeigu yra, tai ten jie gal ir apsitvarko. Tai va, o jūs sūnus būsit?
Taip, bet aš įtariu, kad mano žmona išdavinėja mane su dzedu, su juo, su seneliu. Ankit, jūs čia cirkius kalbat man. Gerai, žiūrėkit. Jeigu nenorit jos slaugyti, siūlom darbą stripakę. Aha, ačiū labai. Ačiū labai. Šokėja, striptizo klube norėtumėt būti? Jo, būtinai. Jau atsišokau. Jau pakalbėjom. Ieškokit toliau. Gerai, žiūrėkit, paskutinis dalykas, ką noriu pasakyti, gerai? Gerai. Viso gero. Senelis. Eina našu. Atsišokau. Gal pamėtinkit koinus už 10 toliau. Vytis pageras, kad užsistimuliuot. Taip. Alio. Nu, laba diena. Taip šviečia. Labą dieną. Girdėjom, BMW ieškote. Taip. Turim vieną gerą variantą. Taip, koks mano būtų? Būtų Semiora. Kelintų metų? 2002. Aha, koks variklis? Dizelinis? Koks daugiau? Dizelinis. Gali benzininis būti. 3 litrai. Taip, 3 litrai standartas, tai aš nesu pasiturinti, žinokit, jūs šiandien neįsijauskit. Supratau, o tai tas automobilis tech apžiūrą turi? Jo, bet neilgam. Koks miestas būtų? Lentvaris, Gorod Giroja. Lentvaris. Supratau. Lentvaris, kiek jūs pinigėlių norit? Tai esmė tokia, kad arba 2000 eurų, arba aš jums jį galiu duoti kaip ir nemokamai, bet norėčiau pasimylėti. Tai žinokit, nežinau. Pagalvokit, ar jūs domintų. Ne, nei vienas variantas kažkaip tokias manęs nesugundė. Išgertumėt vodkės, užsimerktumėt. Tai žodžiu pagalvosit, gerai? Tada. Tai palaukit. Aš įsimylėjau jūs, dėdė.
Перекупом розканув. Labą dieną. Alio. Klausau. Dėl BMW skambinam. Taip. Kelintų ten metų? Dėl ko? Dėl BMW tvojų materį. Tai čia taip. Kaip? Alio, aš negirdžiu, ką šneka. Dar ne. Klausau. Labą dieną. Labą. Dėl BMW Taip. domina, nes atrodo, kad atitinka mano poreikius. Nu, klausom jų. Tai... O ką, aš tai nieko negaliu pasakyti apie automobilį. Gal jūs turite ką pasakyti? Tai ką, iš vokiečių parvarytas automobilis. Vairuojamas, važinėtas, mylėtas. Turi trūkumų savo. Vogtas? Nu, dėja, ne. O kokie trūkumai maždaug? Nu, tai kosmetiniai pagrindė. Kosmetiniai, tai reiškia, čia yra moteriškos lyties mašina, jeigu kosmetiką naudoja. Nu, kosmetikas dar nenaudojasi, bet iš išorės turi savų pabraidimų, padėliojimų. Tai gal gatavas važinėjot? Nu, aš ne. Kas prieš mane gal galėjo važinėti? Gerai, vienu žodžiu dabar, ar turite bobą? Klausimas toks. Turim. Koks vardas bobos? Vitalija. Kiek metų jai? 27. Ant dančio įma? Visada. O laižiai tu jai ar ne? Nu, tai reikia savo pareigą atlikti, ką. Nu, čia jau susimovėjai, va čia tai tu susimovėjai. Vienu žodžiu, gerai, kokia kaina? 3,9. O jeigu aš sumoku 4200, bet mes su jums pasipėsam dviese arba tryse? Tai prašom. Visada. Paims ir man ant dančio? Vitalija turbūt. Perduok Vitalijai, kad aš negaliu baigti svajot apie jos skylę, apie jos akytės, apie jos burnytės, saldžią drėgną ir šiltą. Būtinai perduosiu. Manau, tikrai lauks svečių jie. Nes mes klasiokai su ja buvom. Tai aš žinau, pasakai. Vieną kartą per pertrauką tūlikė šėriau ją ant zambo. Tai normaliai. Jinai reikia bruk mane, Lauri bruk mane. Aš mokyklos kalė. Tai tvarkingai. Dabar pasitikėtis. Gerai, supratau, tai vienu žodžiu, gal jau parduotas tas BMW, ar dar pardavinėjat? Dar pardavinėjom. Tai jūs norite tęsti toliau pokalbį? Tai gal kitą vakarą susiskambinam, su Vitalija jau bus. Tikrai paskutinį dalyką galiu pasakyti jums. Nu, davai. Patiko? Perduosiu Vitalijai. Prisimins senas dienas. Šio iki greito. Nu, davai. Jinai nafik. Офигенчики. Спасибо, Санек. Алло? Ну, лаба диена. Доброго дня. Если можно по-русски? А вы из Украины? Да, я сам с Украины, да. Перекуп из Украины? Нет, я не перекуп. Это машина, вы по поводу машины?
Ну да, не ебаться хочу. Машина, да. Смотрите, просто она здесь оформлена на машину, на друзей, на компанию. Я сам моряк. Вот они ее продают. Моряк. Это Мариус? Это имя ваше, моряк? Нет, в море работаю. Ай. Капитаном. Так, алкоголик? Наверное. Ну, ты как там машина? Машина, рабочее состояние, ездит, сел, поехал. Недавно поменяли охладитель, говорю как есть, охладитель ЕГР, потому что уходил антифриз, и поменяли масляный радиатор. Какая стена самая последняя? Ну, не знаю, за 4 отдам. Оформлена она на компанию тут, в Литве. А если я дал бы вам 4100 евро, но еще я взял бы на зем бы вам? А это как? Ну, отсосал бы вам. Еще раз. Если я вам дал бы 4100 евро в бонус, и вам пососал бы я. Да не надо. Вы не пидораст? А вы? Ну, я такой пидораст. Ну я рад за вас. Был в Германии с пацаном. Так поверьте мне, как было. Я понял. Качал. Я только машину продаю. Если интересно, да. Если нет, заканчиваем этот разговор. А сколько у вас моряков на корабле? Я один. Все ясно, короче. Если что, позвоню. Угу. Aló, Labą dieną. sveiki. Skambinam dėl BMW. Taip. Labai nuostabaus balso savininkė esate. Ačiū. Pasakokit, kodėl parduodat, ką parduodat, kokį parduodat. Lemaški, leisit man pasitikslinti. Ar aš nekalbu kartais su Mibachu? Klausyk, o tave domina vyrkai? O tave domina kažkas daugiau negu mašina? Ne, manęs visai nedomina vyras. O Manau, vyrai? kad ir su BMW nepirksi. Klausyk, aš skambinu tau, kad prisimint gerus laikus. Kaip Rokiškio rajone mes su tavim būdavom sodyboje. Okei. Ar prisimeni, kaip aš? Primink man, nes mano atmintis šlubuoja. Gerą Buvom. vakarą tau. Pala, priminsiu, pala, netik rago. Sabaka. Reikia bobom skambinti, nors su bobom pašnekėt. Skelbiu LT mokytoja. Anglų kalbos mokytoja, nu įdomina. Lietuvių kalbos korepetitorė Vilniuje nuotoliniu būdu domina. Nustabu bobo, nustabi. Paskambinu geriausią klasę. Šiuo metu dirbti. Mokytojai tai čia daug darbo turi, nes iš tikrųjų daug yra turtingų tėvų, kurie investuoja į tos mokslus, kad vaikų. Labą dieną. Labą dieną. Ar mokytojai paskambinom? Taip. Domina anglų pamokos, kadangi norime emigruoti. Su kuo aš kalbuosi? Kalbate su moksleiviu, kuris yra interesantas tuo pačiu. Tik, kad ne moksleivis. Balsas kaip vyro. Nu, tai Pauzė. esu pakankamai subrendęs, pirmas dalykas. Visų antra, pas mane genai stiprus. Visų trečia, aš vartoju hormonus. Todėl pas mane balsas. Greičiausiai praeitą kartą mūsų pokalbį patalpinote viešai, taip? Praeitą kartą ir vėl tas pats balsas.
Vėl talpinsi, tai Alô, klausau. Labą dieną. Sveiki. Skambinu dėl kursų. Taip. Norėčiau pasimokyti lietuvių prieš egzaminą. Aha, prieš kokį egzaminą jūs norit pasimokinti? Valstybinį brandos. Aha. Bet atsiprašau, dabar aš jau nebeturiu laisvų vietų. Tai Labai palaukit. gaila. Tai palaukit, pasišnekam. O jeigu padėjo ragą. Nepatiko. Keistas žmogus, moko kalbų ir numerį nepalikęs. Nu tai kaip paskambint? Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą. Labą dieną, dėl knygos skambinam, perskambinkit. Domina knyga ir pabendrauti, aišku. Prie kavytės, o paskui gal ir kažką tai daro. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ar biologijos mokytojai paskambinom? Ne biologijos mokytojai. O kam? Nu, nežinau, kur jūs skambinat. Skambinam Gal Bobui. chemijos? Nu tai gerai, nu tai man chemijos egzaminą reikia pasiruošti. Jo, tai sakėt prieš tai biologijos, dabar chemijos. Esu neapsisprendęs, esu Taip, šis. suspręskite gerai, tada ir neskambinėkite, kur nereikia. Atsiprašau. Jeigu neturit ko veikti, tai tada jau kažkur kitur kreipkite. Darbas toks, tad atsiprašau labai. Kavytė. Jinai man kaip upytė. Su chariuoku saldžiau, su chariuoku skaniau, su chariuoku išmintingiau, su chariuoku geria, tik gaidžių vyrai. Kel kurva, vokiečių noriu mokytis. Oi, atsiprašau. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Nu, skambinam dėl knygos. Nu, tai labai gerai. Kas konkrečiai domina? Pianino mokytoja, Janice Keely. Tai iš čia pakvailioti norite pirkti? Knygą pirkti norim, o jūs ką kvailiot norit? Aš tai nenoriu kvailioti. Aš norėčiau kvailiot, tai aš jau jūs pakvieščiau kavytės. Dabar kol kas knyga domina. Tai šitą, tai tada pavedimas pinigų ir aš siunčiu adresas, kur siųsti. O iš kur man žinot, kad čia ne iš lagerio jūs esate?
Nu, tai jeigu iš lagerio, tai padedam ragelį. Palaukit, palaukit. Gerai, o jūs jau pati perskaitėte šitą knygą? Čia mano dukros knygos neskaičius aš. O dukra turi vaikiną? Koks jums skirtumas? Aš noriu paklausti pas ją apie knygą. Nu, jeigu jūs pakvailiuot norit, nu, tai nėra pas ką klausti. Jeigu norit pirkti, perkam, norit pašnekėti, nesišnekam. Nu, tada пошла ты. Gerai, pašla, einu. Visą gerą. Eina, nafig, durnelė. Kontentas tik tais enibidiliortikai. Alio, Labą dieną. labą dieną. Čia pradinių klasių mokytojai paskambinau. Taip, Tai jūs mokot papildomai šitus pradinukus? taip. Turiu pricepą, reikia pamokyti, nes biškelį jiems mokykloje neišeina viskas. O kokio amžiaus? Trečiokas, bet jau kaip sakant, ir momentą paniuchina, ir pasimuša. Tai toks ir pricep. Nu, tai nežinau. O kokį dalyką? Labiausiai jiems sunku skaičiuoti. Jisai skaičiuoja ten kažkokias tai nesąmonės. Reikia skaičiuoti išmoktų. Noriu, kad užaugtų verslininkas kaip tėvas. Nu, gerai. O skaito, kaip ten rašo jisai? Nu, skaitys kaip skaito, kaip visi. O kaip pradinukai skaito. Bet ar supranta? Nu, kiti tai neskaito, nes turi sutrikimą, disleksija vadinasi, negali skaityti. Nu, tai jisai nėra neįgalus, ką jūs čia tyčiatės iš mano vaiko dabar. Ne, daug tokių, visai normalus, tik tai, kad su skaitimu problemas. Nes kitais metais, žinot, kad sausio mėnesį jau bus tie standartizuoti testai. Jam problemos labiau su psichika, kaip tėvui. Baltą bilietą turiu, tai manau ir jisai turės kažkada. Nu, nereikia taip sakyti, nes čia kaip ir programą duodat vaikui tokią. Viskas gali pasikeisti, nežinia kada ir kaip. Tai nežinau, jeigu norit atveškit, aš matematiką padirbėsiu su juo. Pažiūrėsim, kaip seksis. O prisistatykit, kas per bobovat, koks išsilavinimas, pati kaip asmenybė, kokia esate? Aš dirbau viduriniai mokyklai pradinių klasių 20 metų, paskui baigiau dar anglų kalbą, kitą universitetą baigiau. 20 metų vaiko raidos centre dirbau, kai jisai čia buvo Žvėryne. O kai persikėlė dabar už Santariškių tenai, tai jau nebevažinėjau ten. Gerai, žiūrėkit. Nu, tai va taip. Skamba gerai, iš tikrųjų, skamba patikima, matosi, kad labai gerbėt žmogų ir bendrauja tinkamai. Vienu žodžiu, dar toks akcentas, mat tas trečiokas mano sūnus, jo mama, mano žmona, yra iš Lenkijos. Ir jinai šnekėjo lenkiškai prie to vaiko, šnekėjo lenkiškai, jisai ir pats pradėjo biškai šnekėti dabar lenkiškai. Tai jeigu ką, lenkiškai mokot jūs ar ne? Nu, taip tenai rusiškai aš tai moku, o kad pasakyt, kad moku lenkiškai, tai ne. Mano vyras tai lenkiškai kalbėjo su motina, lietuvis būdamas. O jūs pati lietuvė? Taip, aš lietuvė, Vilniuje gimiau ir užaugau, ir dabar jau aš pensijoje. Tai tėvai turbūt atvažiavo jūsų po karo čia gyvent? Taip, po karo atvažiavo iš Anykščių, iš Molėtų tėtis. Mama iš Anykščių. Kaimiečiai faini žmonės? Nu, visur yra ir gerų, ir prastesnių. Nu, aš pavyzdžiui... Tai koks vardas, berniuką, pasakykit vardą man. Gabrielius. Koks gražus, kaip archangelas. Tai jisai ar kokius būrelius lanko, kokia jam diena laisvesnė. Galiu penktadienį, 4 valandą, jeigu norit. Žiūrėkit, o jūs turite elektroninį paštą? Turiu.
Parašykit man elektroninį paštą ir per ten viską susiderinsime. Tai šitą numerį parašykite žinutę, gerai? Gerai. Gerai. Labai jums ačiū už nuostabų pokalbį. Aha. Gerai ir jums ačiū už skambutį. O kur jums parašyti, pasakykite? Į šitą numerį, kur skambinu. Į šitą numerį. Taip. Gerai. Gerai tada. Tai sudėjau. Iki greito. Iki. Vertikit šitą prankolą, patiko. Man pačiam patiko. Nuostabi boba. Rekomenduoju. Šitą bobą rekomenduoju. Bet matote, kaip aš ir sakiau, jeigu čia ir gimė kažkokie lietuviai iš tam krašte, tai jų tėvai iš kažkur atvarė yra. Iš tikrosios tos Lietuvos jau. Kažkokių ten anykščių ir taip toliau. Nes prieš antrą pasaulinį karą rytų Lietuvoje, Vilniaus krašte nebuvo jokių lietuvių, visiškai jokių lietuvių nebuvo. Lenkai, žydai pagrindė buvo. 9% buvo lenkai ir žydai. Čia beveik visi, vieni žydai lenkai buvo čia. Aš dėl to ir paklausiu, tiesiog man įdomu, žinau, pasišnekėti su žmonėmis vyresniais. Tai vat. Tai aš pizdavojuсь, tik tada, kai iš manęs pizdavojuсь, kada jūs šitą suprasit. Ar jūs matot, kad aš iš oro žmogų užsipulčiau? Nėra tai buvę, kad aš iš oro žmogų padaryčiau ten stumtonių. Jeigu mane žemina viskas, aš tada visas, kaip sakant, visas kortas išmetu ir kaip duodu atgal, tai patikėkit jūs manim. Aš suprantu, kad aš ne visiems jums skaitausi viercho, bet tikrai turiu jausmus, tikrai esu žmogus ir tikrai man yra skaudu, kai mane žemina. Ypač kai mylimas žmogus lipa ant kito už koinsus. Kai miega su kitais, gyvena su kitais, susitikinėja su kitais, laižosi su kitais, čatina su kitais, ten vagia, muša, reketuoja. Tai čia ne tai, kad nepagarba, čia yra išvis žiauro. Normalus žmogus pasakytų, čia yra žiauro. Ir jūs man sakot, kaip aš čia galiu vadinti valkatą, kaip aš čia galiu vadinti ten kurvą. Tai kaip pavadinti tokią bobą? Kaip pavadinti? Jinai pati supranta, kad jinai tokia yra, jūs dar neįgėt. Jūs daunai rimtai kažkokie. Ne visi, bet rimtai, daug daunų, ypač bobų. Jau taip gina, sakau, tipo, wow, kaip čia tave žemina, kaip čia tave vadina. Tai du skirtingi dalykai kažką pavadinti ir realiai išdavinėt, žemint, vogt, mušt. Atsiprašau. Не женюсь, я не женюсь, ой, ля-ля, не женюсь. Anglų kalbos mokytojo darželiuose, jūs sakavot. Tu girdė, amsiukas, aš tai tu blokuosiu, girdė, dar tu šiman requestus. Kažkas pricipas sekioja, šeštukus. Labą dieną. Sveiki. Dėl anglų kalbos pamokų. Taip, o ką norėt paklausti? Vat pirmas klausimas iškart šovė į galvą, žinot koks? Alio. Taip, klausau jūsų. Jūs netgi darželėje jau mokot užsienio kalbų? Taip. O aš, pavyzdžiui, esu 91 metų gimimo ir aš pradėjau mokytis kokio 3 klasėje anglų kalbą. Dabar viskas kitaip, tipo? O ką jūs turite omeny? Čia kiekvienas laisvas pasirinkti, nuo kiek amžiaus nori pradėti mokyti vaikus? Tai jūs rekomenduojat mokytis nuo darželio anglų, ar geriau nuo pradinės, tai jūs ekspertė? Rekomenduojam tai nuo 3 metų, šiaip visam pasauliu paplitę net nuo 2, Kinijoje, Ispanijoje. Mes galvojam, kad gal ankstoka nuo 2, tai siūlom truputį vėliau. Gerai, tai pati koks išsilavinimas, kas per mergina, koks charakteris jūsų? Alio. Nesupratau klausimo.
Koks išsilavinimas jūsų, norėčiau paklausti tiesiog, kad žinot. Tai aš ne pati vedu pamokas, bet mokytojas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir jų anglų kalbos žinios yra pakankamos, kad mokyti darželinio amžiaus vaikus. O jeigu pas mane vaikas šiek tiek aktyvesnis, šiek tiek agresyvesnis, būna ir momento paniuchina. Alio. Nesupratau, ką padaro? Momentą niuchina vaikas kartais, esu kelis kartus prigavęs laiptiniai. O tai kokie jisai amžiaus? Jam yra kiek? 5 metai. O kuriam čia darželėje? Lentvario progimnazija. Bet mes ten neturim pamokų. Tai teks atsiųsti delegaciją ir daryti pamokas mano pricepui. Gerai. Na, darželis progimnazija. Neįsivaizduoju gerai. Progimnazija darželį. Kas ta progimnazija? Aš vis niekada nemačiau jokių progimnazijų. Pas mus tai čia tokiuose tikrai dėl jokių progimnazijų. Kas ta progimnazija? Priešgi čia požiūrį, čia žemiau gimnazijos, aukščiau gimnazijos. Čia profų, tipo gimnazija, tipo. Palaukit. Klinikos skubi pagalba. Labą dieną. Labą vakarą. Norėčiau pasikonsultuoti trumpai dėl medicininės būklės. Šiaip nekonsultuojam telefonu. Nu, ta prasme, ar man važiuot ar nevažiuot? Prašau, klausom, kas nutikė. Pas mane veidas yra, aš vienu žodžiu mėgojau gamtoj ir dabar visas veidas tik aplipęs utelėm, bet jos tokios prilipusios prie veido. Tai jum infekcinė ligoninė, tada reikia luktelkit. Tai jūs norit, kad jum utėlės nurinktų skubiai pagalbos? Nu, jas reikia šiaip nulupt, nes tos utėlės prilipo, tai su sakais kažkokiais. O Dieve, palaukit truputėlį. Galvojo vyras gamtoj ir dabar veidas su kažkokiais sakais susimaišęs utėlėm aplipę. Tai jam infekcinė? Utėlėm aplipę. Jums žinoti tik infekcinę ligoninę. Baltijos 120. Supratau, ačiū. Prašau. Čia tai žiaurus. Utėlėjimo. Žmogus mėguoja. Palaukit, negaliu. Šitą, man atrodo, užpilint reikės. Nu, ką dar sakys? Ką sakyt dabar, iš pirmamajam, pasakyti kokią idėją, pasakysiu, aš realizuosiu. Sakysiu, kirmelė iš nosies bėga man. Utelioginė. Niekas nesidergia man pagalbos, žiūrėkite, rimtai utelės. Prilipusios, na. Aš su darbą susiraskina. Niuchink tu gaidį valkatą. Jokauju. Gerai, rytoj ieškosiu darbo.
sorry, nebegaliu, žiauru. Sakysiu, pamatysi, ką aš tai sakysiu, apigilis. Kad nekelia. Sveiki. Jūs paskambinote į Respublikinės Klaipėdos ligoninės registratūrą. Šiuo metu nedirba. Ai, tu registratūrą, daunai. Nu ką jūs čia rašot, nesąmonės. Rašo open 24 hours, šiuo metu nedirba. Daunai kokie. Respublikinės Klaipėdos ligoninė priėmės pagalbos skyrius. Labadiena, žiūrėkit, norėjau paklausti, ar man važiuot pas jūs ar ne. Galiu biškai situaciją paaiškinti. Gerai, sakykite. Vakar vienu žodžiu buvau vakarėlyje ir mylėjausi su vaikinu. Ir šiandien matau, kad, išangėje kraujas bėga. Tai turite vykti į budinčią miesto ligoninę. Tai aš esu šitą Klaipėckas, Na, tai turite vykti į universiteto ligoninę Liepojos 41. Tai gerai, jeigu atvyksiu, tai ką jūs padėsit, ką jūs vatai ištepsit, zilionkę kažkaip tai. Na, taip žiūrėjus, gydytis, aš negaliu tiksliai pasakyti, kokias procedūras jums atliks. O tai kaip man ateiti, jeigu man sunku vaikščioti, nes kai trinasi raumenis sėdmenų, labai, kaip peršti išangę. Tai jeigu negalite vaikščioti, kvieskit greitai. Bet man gėda, sakys, išvadins paskui mane visaip. Na, čia jums tiesiog spręsti, vertinkit savo būklę, arba kvieskit greitai, arba vykite į priėmimą. Palaukit, o jūs galite atvažiuoti kažkaip tai, sutept kremų kažkokį? Ne, mes neteikiam tokių paslaugų. Aš labai gailiuosi, kad aš vakar jam daviau. Aš manau, atsakiau į jūsų visus klausimus. Paskutinį klausimą galite atsakyti? Tai aš jau pasakiau, jūs arba kvieskit greitai, arba vykite į miesto budinčią ligoninę. Bet greitoji niekam nesakys, kad aš, homoseksualus. Ne, žinoma, ne. O pati kaip vertina tokius čuvakus, kurie su čuvakais duodasi? Atsiprašau, turite dar kažkokių rimtų klausimų susijusių su sveikatos būklė? Viskas, nebeturiu, ačiū labai jums. Viso gero. Sako greitai. Einai našik. Pafolokit mane, pasakykit mane. Ir dėl sveikinimo video reklamos visi priima. Maldą paimkit. Psichiatrinė ligoninė priėmimo skyrius. Labą dieną, žiūrėkit, aš įtariu, kad man reikalinga pagalba, bet dar nežinau tiksliai reikalinga. Galiu biškai paaiškinti? Gerai, prašom paaiškinti, kas jums atsitiko. Aš gėriau gal kokias, 1,5 savaitės gėriau kasdieną. Ir va dabar baigiau, antrą parą negeriu. Ir man visur utėlės vaidenasi. Lygtis ant kūno utėlė, ant merginos utėlė. Lygtis kanda, lygtis niešti, paskui žiūriu, kad ten nėra jokių utėlių. O jūs pas mes esat gulėjęs mūsų ligoninėje kada nors? Pusę metų gulėjau. Kažkada gulėjot. Tai jūs turbūt žinot maždaug, jeigu taip jau vyksta su jumis, jūs ir greitai galite pabandyti paskambinti. Mane poliklinikoj. Jeigu jie įvertins būklę, jūs galite iš tada pas mus ar kažkur kitur. Nes jei vaidenasi, tai kaip ir galite pabandyti paskambinti. Aš jeigu ką, turiu baltą bilietą. Ir man poliklinikoje sakė, kad aš esu sunkus psichinis ligonis. O siuntimą neišrašė pas mus? Kaip sakėt? Siuntimą, sakau, pas mus kartais neišrašė, kai buvot poliklinikoje. Ne, mane tik ant 2 raidžių pasiuntė. Nafik pasiuntė mane. Bet šiaip ambulatoriškai gydotės, turėtumėt gydytis. Taip, esu sunkus psichinis ligonis. Jeigu paumės kažkas ten jeigu vaidenasi, galite bandyti paskambinti greitai, jie įvertins tai jūsų būklę, jeigu bus reikalas, tai veš. Nes mes tai žinote, telefonu tai nekonsultuojame ir negalime matyti, kas ten jums tiksliai. Tai va tiek, kol kas ten. Davai, aš dar pamatysiu pamiegot, o paskui jeigu ryte vaidena. Jo, pasižiūrėkit, kaip jausitės ryte. Jeigu dar vis blogai bus, tai tada jau galvokit, ką daryti. Jeigu ryte man dar vaidensis, aš iškart kviečiu taksą ir į Durhatą, gerai? Žiūrėkit. Ačiū Gal labai. nesivaidensiu, kai išsimiegosit. Viso gero. Laimingai.
pirmą kartą tokia normali konsultantė, va, psichiatrijos ligoninėje. Pirmą kartą, aš net nustebęs, čia kur aš skambinu, gal aš, nafik, čia wow yra, čia yra wow. Anksčiau, matai, atsiminat, kaip anksčiau būdavo. Neįdomu, man nori važiuok, nenori nevažiuok, viso gero. Gurbam. Žiegždrių skambino. Nu, tai į traumatologinį reikės pasukti, palaukit toj. Sveiki. Jūs paskambinote į Respublikinės Šiaulių ligoninės konsultacijų poliklinikos registratūrą. Šiuo metu mes nedirbame. Paskambinote į Respublikinės Šiaulių ligoninės skubiosios pagalbos priėmimo skyrių. Informuojame, jog pokalbis įrašomas. Priėmimas. Labą dieną. Labas vakaras. Dėl skubios pagalbos noriu pasikonsultuoti, ar man tikrai reikalinga, ar man gal kažkokiu Klausimų. Yra šiek toks negalavimas, ar galėčiau jį apibūdinti. Apibūdinkit. Taip, tai savaitę gėriau, dabar 2 dienas jau nebegeriu ir man visur vaidenasi gaidžiai. Visur gaidžiai vaidenasi, ant sienos, ant kūno, visur bėgioja, laksto. Tai galvoju, gal man išsimiegoti tiesiog, ar čia kažkiek tiesiog abstinencija gal. Tu palaukit, duosiu dar kolegę. Labą dieną, ar pasakojo jums kolega, kas man nutiko? Ne, tik ragelį pardavė. Vienu žodžiu, 2 savaitės gėriau, dabar maždaug 3 dienas negeriu. Ir nežinau, aš abstinencija ar kas, man visur vaidenasi, utėlės, gaidžiai, ant kūno, ant sienos. Supratau, tai žiūrėkit, jeigu jūs kelias dienas negerat ir jūs, kaip pasakyti, jūs esate čia akimirką blaivus, tai kreipkitės į Čiurlionio, man atrodo, 13 toks adresas, tenais yra gydytojai psichiatrai, kurie jumis ir pasirūpins. Ten yra atskiras priėmimas. Bet neuždarys manęs į durchatą, nes aš dirbt turiu, aš svajonių turiu. Nu, žinokit, bent jau vaistus paskirs, kad turėtumėt ką naudoti. Kiek aš kartų konsultavęs su psichiatrais, tai baigdavosi visada taip pat, į durchatą. Nu, gali tai būti. Neatmeskim, nes haliucinacijos nėra geras ženklas. Tai jūs tik atgertumėt, tai patikėkit jūs manim. Matot, mes neturim tam tikrų medikamentų, mes čia turim diazepamą ir tiek diazepamas dėja, bet haliucinacijų jisai nemažina ir nepadeda. Gali tik tais būklę netgi pabloginti iš principo. Tai ten jau ką psichiatrai paskiria, tą paskiria. Tai mes visiems jūs parodytumėm psichiatrams, net jeigu jūs pas mus atvyksime. Nu viskas gerai, tada aš gal tada bandau išsimiegot ir jeigu rytoj būsiu geriau. Bandykit. Nes aš bijau. Aš dar pakankamai sąmoningas ir ta prasme suprantu, kad nori tiesiog pagalbos. Tai manau, kad ten iš principo būtų geriausias jums, taip sakant, kelias kreiptis. Nes aš bijau išprotėti. Aš sakau, aš bijau išprotėti, aš baltą bilietą aš jau turiu. Nenoriu, aš išprotėti visiškai. Tai supratau, tai žiūrėk, kad tai viskas tvarkoti, jeigu jūs jausit, kad jau reikia ir nebėra gerai, ir taip sakant, ten jau tas protas net toks aštrus, koks turi būti, tai būtinai kreipkitės. Gerai, varau išmiegot, jeigu ką iki rytojaus. Gerai, iki. Iki.
kaip jums prankol, įvertinkit 10 balį komentaruose ir žiūrėsim, aš man bus motivacija toliau. Viskas, reikalauju koinsų. Reikalauju korgių, reikalauju kepurių, reikalauju rožės. 5 minutės pertrauką, pametikit koinsų, nes jau biškai per naglai jūs jau. Jau jūs biškai per naglai. Alio? Kas čia? Alio. Aš matau praleidžiu skambutį. Nu tai prisistatykit, kas čia toks, tai... Ne, jūs skambinot prieš maždaug 20 minučių, gal biškai seniau. Nežinau, to kokius klausimus skambinot. Mašiną gal parduodat, ar mokytojas esat? Ne, tai jeigu jūs, pavyzdžiui, skambinot dėl, jūs ką nors gal radot kažką skelbiu? Taip. Ai, tai gerai, o tai dėl konkrečiai, ką jūs norėjote? Kačiuką noriu pirkti, paskui ieškau šitų. Kaip sakėt? Ne, o konkrečiai man dėl kokios prekės jūs man norėjot klausimą. Tai jūs sakykit, ką jūs parduodat, aš pasakyti, aš tiek žmonių apskambinau. Tai aš sakau, ten ir drabužius, ir knygas. Knyga, man atrodo, dėl knygos. Ai, tai knyga, jo, tai knygų aš turiu nemažai, tai o ką konkrečiai norėjot, kokią knygą? Kažkokios erotinės, nes vis tiek suaugusių stiliaus norėčiau. Erotinės? Žinau, ten tokių, sunku pasakyti, žinokit, aš ten ne visokios knygas susiskaitęs, tai šiaip tu visokie yra erotinių romanų, bet tai aš nežinau, kiek jūs erotinės. Svarbiausia. Ar jūs gal matėt konkrečiai pavadinimą tos knygos, aš nežinau, gal yra ten kažkoks erotinis romanas, ar kažkas parašytas, aš nežinau. Aš galiu jums iš patirties pasakyti, kad geras erotinis romanas yra tas, kur tu skaitai ir tau stojasi tiesiog. Čia yra geras romanas erotinis. Aš supratau, ne, tai aš nežinau, aš tiesiog dabar tokių nebeskaitau, aš tai nėra man reikalas. O šiaip tai sakau, nebent jūs tą rado tokį pavadinimą, tai konkretų, tai aš galėčiau pagal tą pavadinimą jums surasti. Jeigu konkretų pavadinimą jūs matėte. Gerai, tarkim, Gerda Biel Šanchajuje. Yra tokie pas jūs? Kaip vadinasi? Gerda Biel Šanchajuje. Ne, tokios knygos tikrai nėra pas mus. O Ofelija Vokzale? Kaip dar kartą? Ofelija Vokzale. Ne, nėra tokių knygų pas mane nėra. Tai gal jūs, sakau, gal biškai supainiote vertimus tada. Nes, ne, mano tokios stiliaus knygų pas mane nėra. Tai, gerai, tiek to tada, gerai. Žiūrėkite, tai klausimą dar turiu vieną. Taip. Ar patį domina pažintis su tos pačios lyties atstovais? Ne, nedomina jokios pažintys mane. Jau senai. Visos pažintys pasirinė navi. Gerai, viskas aišku, gerai. Viso geriausio. Ate. Eina jis nafik. Pasiekit mane ir meskit koinsų, prašau, ačiū. Tu amsiukas, aš to sakau, nebesiūsk requestų, precepas, kad mane peršėkiai, atsikabink tu nuo manęs, nebepriimsiu šitas gyvenime į laivus, pamirš. Labą dieną. Labą dieną. Ar išeitų užsisakyti šį beitą? Ką norės užsakyti? Maisto turbūt, ar ką jūs pardavinėt, gal knygas kažkokias, kačiukus? Noriu maisto ir saldumynų vieno noriu, ir paskui sriubos, ir būtinai karštą. Sakykit, ką norite. Gal norėčiau šito grietinėlės su duona būna toks itališkas desertas. Neturim tokį. Ar turit faršo su kiaulpienėm? Ne. Ar turit šitų jūrinių utėlių su lašiša? Ne. Ar turite keptą Ofelijos skylę?
kuo vardu pati? Nėra skirtumas, žinokit. Nu, žinokit, man yra skirtumas, kad čia nebūtų kokia boba iš stoties. Nesat iš stoties? Ne, neįstatė. Nevokzalinė padavėja. Klausyk, Gabrielė, ar tu prisimeni tos laikus, kai kartu buvom kine? Valgėm, skaniai gėrėm. O paskui viešbutį kilnojosi kaldra. Lygtais utėlės dinozauro laikų būtų ten sulindusios. Alio. Alio. Labą dieną. Labą dieną. Nu, čia padavėjas kažkoks turbūt. Ne. O kas čia per senis? Ne, aš savininkas. Oi, viso gero, atsiprašau tada, atsiprašau. Tai jūs kažką norėjot tikriausiai. Nu, tai mes susipykom su padavėja, nes labai grubi. Kokia padavėja? Jelena, ar koks ten jos vardas? Jelena? Jelena. O jo. Žana Pancilėjeva, aš nežinau. Patau, nu gerai, jūs susipykot, taip? Jo, bet rytoj taikysimės, viskas gerai, tikrai pavalgysim rytoj. Taikėt, viskas gerai. Nu, aš pakalbėsiu vis tiek su Jelena. Всё. Labai ačiū jums. Jums labai ačiū. Iki greito. Visą gerą tikriausiai. Tikriausiai. Ačiū, reikite dar. Su gero. Savininką, vos nepasakiau, kai na. Sveiki, yra Transgrei. Labą dieną, iki kelių dirbate? Dirbam iki 9:30 kažkur ir tu iki 9. Žiūrėkit, pas mus yra turistinė grupė, 150 Lenkų, norim pavalgyti normalaus maisto lietuviško. Šiandien netripsim. Nu tai ką man dabar reikia babinėjai, nu tai jis juokauja, taigi aš prižadėjau jiems, kad paragaus Litevsko maisto, cepelinų varščių. Jūs dabar sakot, neišeis. Nu, nes virtuvė iki 9 ir tiek mes neturėsim porcijų. Tai ką man jiems dabar sakyti, šitiems turistams? Ieškokit kitos vietos. Nu, pas ukrainietės nuvežti, bet vėlgi 100 ukrainiečių dabar rastiems, nežinau. 100 Lenkų pas ukrainietės. Aš... O dieve. Yo, baby, yeah. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo. Hakuna Matata, kas nupenėjo mano makaką? Kas stotį matėt, kas vokzale matėt mano makaką? Kas per babuinas išprievartavo mano makaką? O dieve, koks likštinė rašo. Tu žiūrėkit bazarinę Mirko Lietuvos, ką?
Ir šitą dainą skiriu savo dviejoms draugeliams. Makšau ir jo merginai. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленок тоже очень хочет жить. Цыпленок вареный, цыпленок жареный, цыпленок тоже очень хочет жить, как и мы. Нерушка. Iš karto sakau nерушка. Sveiki, adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas ir apie jūsų skambutį. Sako, bumsė laukia manęs laivas sunešiota. Tai tegul pakviečia, nu. Tai tegul pakviečia, aš nieko negaunu, ne. Aš žinau, akinius palaukit. Klausau. Alio. Labas vakaras, skambinat man? Taip, o kas jūs tokie esate? Leonarda. Mokytoja, knyga. Kokia mokytoja, kieno? Mokytoja? Kieno, kokia mokytoja? Mokytojų daug yra. O kur jūs skambinate? Kur jūs ieškot kokią mokyklą ar kaip? Mes kalbų čia mokintis norėjom, buvo interesantų. Ai, kalbų? Vokiečių kalbos. Ai va, tai čia jūs nekėlėt rago, kur buvo dingus? Ai, nu tiesiog, ot negirdėjau skambučio ir nekur liktai nebuvo dingus. Pasakokit, koks išsilavinimas, kokie reikalavimai. Kaip suprasti, palaukit, aš nelabai suprantu, ką. Nu, išsilavinimas koks jūs, ar jūs tiesiog išsigalvojate, Tai žinoma, mano aukštasis universitetinis, nu koks. Filologija, germanistika esu baigusi. Nerealiai skamba, teta. Ko iš tikrųjų įsitempus? Taigi aš jį netardau, aš tik klausiu, teta, esam nuostabus žmogutis. Alio. Taip. Ne Maskvoje studijavot? Nu, ne, tikrai ne Maskvoje. Lietuvoje. Į Maskvą turbūt nepriimtų su tokiais balais jūsų. Nu, turbūt. Maskvoje tik vierchai mokosi. Žiūrėkit, vienu žodžiu, egzaminam ruošiate? Tai, palaukit, aš nelabai suprantu, ko jūs norite. Kam čia reikia ko? Jums, vaikams jūsų mokytis ar kam? Nu, mano precepai dar pradiniai mokyklai. Prie ko čia precepai? Aš pats žmogutis, kuris nori tobulėti ir išmokti vokiškai. Aišku, atleiskit. Той пalaukit. Ну, приветик. Привет. Ну что, малолетка? Я не малолетка. Сколько лет? 23. Нормально выглядишь? Спасибо. Из Украины? Нет. Из Минска? Нет. Из Москвы? Нет. Из вокзала? Нет. Проститутка, может быть? Нет. Шучу. Ну, так, сколько тебе лет? 23, я сказала уже. И что ты здесь делаешь в ТикТокосе? Ничего, просто разговариваю с людьми. Наконец-то я нашел, кто разговаривает, потому что все музон слушает и концев хочет. Так, и пацанов имеешь? Нет. Так вот, я
Привет, Рен. Hello. How are you, Рен? Я тебе скажу открыто. Ебаться хочу. Хорошо. Буду знать. Хочешь на земб? Мариус, hello. How are you? Собака конченая. Спасибо, Мариус. Да, Where are you from, Мариус? Я не Мариус. Лоренс. Лоренс мое имя. Алло. Алло. Замутила ты меня или что тебе есть? Поговорим нормально. Чепушила. Походу, надеется. Лейн, hello. How are you? Ты говорим или нет? Если нет, так я и рулю. Говорим или нет? Не знаю, если нормально бы общался, я бы включила его. Да пошла ты нафиг. Собака конченая. Приветик. Привет. Ну что, милая моя? Алло. Алло, ты слышишь меня или нет? Тупорылая, больная какая. Это ты. Спрашиваю, какое имя? Чертила. Имя? Чертила. Имя твое Чертила. Да, я поняла. Но твое какое имя? Крыса. Подожди, тормози. Мы с тобой уже однажды были знакомы, и наше знакомство с тобой ничем хорошим не закончилось. Если ты хочешь, чтобы я тебе снова вынесла мозг, я тебе это сделаю на раз, два, три. Но лучше ты просто сейчас закроешь свою ебучку на беззвучку, и мы поиграем в батл. Если ты не хочешь, чтобы я тебя разнесла в пух и в прах. Так поговорим нормально, как люди. Я тебя спрашиваю. Ребятушки, естественно, чем по экранчику. Максимально тапаем, разгоняем эфир. Иди работай с первого. Если что, я тебя отключила, я тебя не слышу. Работай здесь. Я тебе выключила твою ебучку. Собака конченая. Nu, nafiga, varo žmogus. Vienas žinomiausių žmonių pasaulyje. Su 1300 žiūrovų. Ir jinai sako, aš koinsų prašinėsiu ir užmutinu. Koinsas vienas, tai yra 1 centas končinas. Ну и нафиг. Albanas. Nu, sveikas, maibakai. O, legenda. Pabandom betlą padaryti. Nu, tapinam. Gerai, ką veikia gero, kaip palūžęs kažkoks atrodai? Neprasilakęs, dar neprasilakė? Ne, nepasilūžęs, aš nieko nepalūžęs, viskas su manim gerai. Tai kokie planai gyvenime toliau? Nieko, viskas gerai. Tikrai? Primenu, kad Laurynas Mubakas buvo apgautas. Gerai, vienu žodžiu, su Boba išsiskyrei? Su ta Boba? Ne. Su kokia Boba? Aš Bobos neturiu. Su ta, kur nestabili. Su kokia? Ai, Žemaitijos, su ta tai seniai išsiskyręs. O pas kurvas, kai buvai, kokie įspūdžiai? Pas kurvas dar neteko man susidurti. Aišku, ne Lietuvoj. Kaip sakei? Aišku, ne Lietuvoj. Sveiki visi, ačiū. Oi, nebus vedybų, nebus Albanas, aš tokio pitucho nesituoksiu. Laimės? Dėkauju. Vienu žodžiu gerai. Kaip tu galvoji, vat, žemė apvali ar plokščia? Apvali žemė, aišku, ir te. O kas sukasi aplinka? Ar žemė aplink saulę, ar saulė? Kaip su Sunshine? Su Sunshine viskas gerai.
Su Šanchajum? Nežinau. Gorod Giroja, Šanchai Gorod Giroja, Albanas legenda, Lietuvos interneto legenda, su baltu bilietu, nepakaltinamas, teistas su apykoje. Oh yeah! Davai gal pasakė, kada į svečius atliksiu, ar ne? Ar nenori kontento? Nu tai atliek. Davai atliek, bet tu man atrašyk, nors valandėlį pabūt. Tu gyveni toli nuo Alytaus, ar ne? Ne, netoli. Aš varysiu kačiuką pasimti į Alytų, paskui galėčiau su kačiuku pas tave atvažiuot. Nusifotkinsim su kačiuku 3. Jo, gerai. O jeigu, tarkim, sumokėčiau tau kokių 5 eurų, išeitų, kad, man padrošintų, pavyzdžiui. Ne, tai aš galiu moterį kokią suieškot. Šių 5 eurų? Jo. Paieškok, aš ją kad duosiu šaibų fausą. Vietinę kokią. Iš ūkininkė. O kiek pas tave kambarių yra? Vienas. O davai, kada padarom kokį nors realybės, pas tave kambarį realybės šou ir padarysim laivus ir tik subscriberiams, kad normaliai šaibą pakelt. Klemensas parašė, kur televizorius. Vienu žodžiu, aš to parašysiu sen, bet tu man būtinai atrašai gerai. Aš pagalvosiu, Jo, kad išeiti padaryti. Tave domina užsidirbti? Būtinai. Tave domina užsidirbti ar ne, Albanas? Aišku, kad domina. Tai patikėk. Va dabar aš tau padarysiu biznio gero. Bet sakau, jeigu, tarkim, pakelsi, tarkim, su manim, tarkim, aš pakelsiu kažkiek ir tu jau pasieksi 1 eurų. Galėsi kažką padaryti su rankom. Prašau. Aš tai ne moteris, nebent sakau moterį, kokią suieškosiu, galės tau padaryti. Tai tu užsimerk ir įsivaizduok, kad aš moteris. Lansvabybės, ačiū. Tu užsimerksi ir įsivaizduosi, kad aš moteris. Ir padrošinsi man. Iš ko tu žvengi legendą? Iš to juoko legendinio. Pafolgit mane visi, patapinkit per laimą. Lansbabybės, ačiū, Lansbabybės. Lietuvos interneto legenda. Ūdra, ačiū. Parodau visiems, kaip aš šoku. Tai Albanas, vienu žodžiu, lauk žinučių, svarbiausia nedink nieko. Ne. Kitą mačiau. Ačiū, gedu. Anunaki, ačiū. Tai davai, aš paruošiu gerą scenarijų, aš pas tave atlieksiu, padarysim TikTok'ų ir tikrai pasikelsim man sekėjų, tai tikrai. Abudu, abudu, pamatysi. Abudu. Galėsim kažkada ir viens ant vieno išeit, na. Jo. Galėsiu tave į kokį Kauną nuvežti. Į Laisvės alėją ir mes dviese eisim su kamera ir visi, kaip visi mūsų atpažins, mes afigelinsim. Jo, tai. Džemperių tik tai reikės apsirengti kažkuom tai. Džempus. Tai aš tave galėsiu nuvežti prie konteinerių kažkur Kaune.
turtingesniam rajone galėsi patieškų drabužių. Sīkamai vākas, paldies. Maybachien. Lans babībi. Aču, lans babībi. Vēl. Recording. O, bībis tango, aču, tango. Vytai, kodėl nepa? Vytai, kodėl nepa? O šitą savaitę kažkaip tai greitai prabėgo, kaip dirbi. Kai sėdi, tai lėtai bėga. Ačiū, tikai. Oi. Staska, ačiū. O, blядь, kaip duodas. Oi, Albanai, ar žinai, Pastus pastatys. kas yra Albanas, kaimietis su kirviu, ką tu čia bobas puoli su kirviu Albanas? Su bibiu, ne su kirviu. Tai pasveikin dar už kirviu didesnis gaidys. Gerai, reikia biškį pertraukėlės jau. Ir žinau, kad susimatysim už kokios valandos nuo pusvalandžio, gerai? Jo. Bet lada baigiam. Albanas maladės, kad tu perėjai per savo traumas ir pasirašai susitikti su manim ir tavim peržiūro bus tiek, kiek Lietuvoje dar nebuvo. Gerai? Dariūnų Armenis, ačiū, jo gerai. Darysim kolebą, darysim visokius laivus kartu. Aš nenoriu šitą visą išnaudoti ar kažką, mes abudu užsidirbsim ir abudu eisim į priekį ir abudu sėkiai gausim. Pamatysi, aš tu prižadu. Jo, aš žinau, maibakai. Svarbiausia, kad kažkaip tai atsileistum, paskui jau ir pasipistumėm kažkaip. Ačiū, Styvai. Atsistoju ar ne tau? Все, iki greito, to grįž prankolai, iki greito. Nu, man sėdė.